Labadiena kanalo Mozerio žinios prenumeratoriai ir svečiai. Labadiena mano paskyros Patreon platformoje prenumeratoriai. Šiandieną kreipiuosi į Jūs su trumpu informaciniu pranešimu, norėdamas supažindinti Jūs su tuo, kokiamis temomis bendrausime, kalbėsime, kokias temas aptarsime artimiausių kelių dienų bėgyje. Taigi, nuo rytdienos gruodžio 7 dienos supažindinsiu Jūs su paskutinėmis naujienomis iš elektros energijos biržos. Ir jeigu taip trumpai tariant, tai aptarsime garantinio tiekimo klausimus, garantinio elektros energijos tiekimo klausimą ir kokios perspektyvos mūsų laukia, kokios tendencijos formuojasi elektros biržoje. Penktadienį, gruodžio 8, tuoj pasitikrinsiu, ar būtent taip, penktadienį, gruodžio 8, aptarsime atvejį, kaip reikėtų elgtis vartotojui, kuris turi susidariusią nepriemoką elektros energijos tiekėjui, tačiau nesutinka su nustatyta nepriemoka, nesutinka su nustatyta nepriemokos suma, nori inicijuoti ginčą su elektros energijos tiekėju, tačiau elektros energijos tiekėjas atmeta vartotojo reikalavimus ir grasina nutraukti elektros energijos tiekimą. Tai kokios yra vartotojo galimybės, sakykime taip, išvengti elektros energijos nutraukimo ir nemokėti, o tiksliau atidėti susidariusios nepriemokos mokėjimą vėlesniam laikui, tol, kol bus išspręstas tarp jūsų ir elektros energijos tiekėjo kilęs ginčas dėl nustatytos nepriemokos. Tai šitą klausimą mes kartu su jumis aptarsime penktadienį, gruodžio 8. Sekmadienį galbūt, dar nesu tikras, bet galbūt susitiksime su jumis savaitės įvykių apžvalgoje, kadangi tų įvykių tikrai buvo nemažai. Toliau pirmadienį, tai gruodžio 11, jeigu neklystu, grįšime dar kartą prie išmaniųjų skaitiklių klausimo ir papasakosiu jums apie tai, kaip vyksta ginčas su energijos skirstymo operatoriumi, vartotojų ginčai su energijos skirstymo operatoriumi, tai yra ESO, dėl išmaniųjų skaitiklių diegimo. Kokius dar veiksmus mes galime atlikti ir atliksime. Kalbu apie tuos vartotojus, kurie nesutinka su išmaniųjų skaitiklių diegimu, laiko tą procedūrą neteisėta. O antradienį, tai yra gruodžio 12 dieną, pakalbėsim pristatysiu jums mano ruošiamą kreipimąsi į generalinę prokuratūrą dėl sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio veiksmų, tiksliau priimtų sprendimų pandemijos metu. Tai tokios temos bus nagrinėjamos artimiausių laikų. Visą tą informaciją jūs rasite. Visų pirma, kreipiuosi ir sakau, tai mano paskyros Patreon prenumeratoriams. Kažkokia tai dalis informacijos bus paskelbta viešai ir prieinama visiems neatlygintinai mano kanale YouTube platformoje, bet pagrindinė informacija, visa pilna išsami informacija su konkrečiais dokumentų pavyzdžiais bus publikuota tik tai Patreon platformoje ir po truputėlį
judame link to, kad šita informacija bus prieinama tik tai registruotiems vartotojams ir kanalo prenumeratą, vieną arba kitą arba trečią variantą iš tų esamų pasiūlytų variantų pasirinkusiems vartotojams. Ačiū tiems, kurie klausėsi ir ypatingai dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Iki pasimatymo rytoj.